O, tu moki ir užsikurti jį? 500. Opa. Sveiki, mano mėly klausytojai. Ekranų žiūrovai. Radijo žiūrovai. Įjungiam. Šiandien jums pristatysime Gojos 550L. A tu žinai, dėl ko visur rašo L? Lietuva tipo? Ne, long. Long? Kol kas čia long? Nu, galia daugiau vietos čia, žinai, kaip būn longai. Rimtai? Nu, Čia pats sugalvoji ką tik? taip. A, blogai? Ne, šiaip... Par. Taip, žiūrėkit, iš karto. Pala, pažiūrėkim, kaip dirb garsas. Ai, tu savo prasmirdau visą. Iškart žiūrėkit, rankinę atitraukiu. Opa, iškart galiu važiuoti. Įsimetam atbulinį, palaukiam švelniai, kol įsimes. Ir judam į priekį. Stiprintuvą turim. Mano trumpom rankom tai yra nepamainomas dalykas. Nes mano jėga baigęs va ties tą vietą. Taip, dabar yra į priekį. Nerealiai. Pagesiname realiai. Taip, šiaip Gojas 550 kuomis yra patrauklus. Šiaip ar tą žodį gali vartuoti prie keturračių, kai kalbi. Biškai iškrypėliškas, bet... Nu, bet gali, ne? Jisai šiaip dydžiu jis yra didelis, bet jis atrodo kompaktiškesnis, pripažinkite. Dėl ko? Nes mažiai. Dėl to, kad neišpūstas plasmasės. Taip, neišpūstas plasmasės. Turi tą tokį country style dizainą. Amerikiečių, ne? Amerikiečių. Taigi, turim, nuo priekio pradėkime, ne? Nes nei priekį, nei galę niekur nieko nesuprantam. Bet standartinis rėmas šiek tiek apsaugos. O koks yra standartas? Nu, mažiuks labai. A. Nes jeigu būniau, čia būn paturbinta. O čia yra standartinis, labai mažiuks. Libiotke yra gervė, atsiprašau, 2500 labutinų. Tai Kiek čia gali ištėpti labutinų? ant litro būna 3500 labutinų. Tai čia praktiškai fūras su batais. Ant litro? Nu, ant litrinio yra 3500. Ai, aš gavau litrą. Ai, tai jau dalinį litrą skaičiuoji limpimą. Tai va, tai žiūrėkit, koks gražus. Matot apie pavidalinimus? Nu, pasaka, ką aš galiu pasakyti. Ateikit važiuoklę Apie techninės savybės. Amortizatoriai, kaip matom, ne dujiniai. Bet oranžiniai. Bet oranžiniai. Jau yra daug informacijos, aš skaitau. Granatų gumas matot? Uždėtas. Taip, čia, uždėtas. čia. Nėra tikrai niekur kažkur tai pachaltūrinta. 4 varomi matos, o ne? Viskas ledas. Irgi neapgavo, 4 sėdėjo. Šakės, pažiūrėkit. Visas gražios? Gražios. Suvirinta gražiai, aš skaitau labai gražiai. Čia žiūrėkit, yra viskas uždėta nuo vandens, kad galėtumėt skandinti. Ai, čia gali skandinti, čia dėl to? Nežinojau. Taip. Tai va, ratai. Stiprinti. Aukščiausias Neon Classic Style. Kuom stiprinti? Ai, kad po 2 špikiukus? Taip, nes šiaip būn po vieną dažniausiai, bet jeigu jau stiprinti, ein po 2. Ir dar būn toks čia specialiai uždėts, kad galėtum pasukiuoti, gali stiprumą padidinti. Va. Ai, čia kaip amortizatorių, ne? Minkštumą. Kai garsą, jo. Dabar aš, pavyzdžiui, užsuksiu, tai praktiškai gali belia kur važiuoti. Kaip tanks. Taip, kai tank. Stabdžiai, lygiai taip pat kaip ir visur, patys geriausi. O kokia čia padangas galbūt? Padangas yra ratai 12 visi, į priekį ir gale. Matot? Oho. 25, 8... O gali galą ant priekio uždėti? Gali, jau kai tos susidėvės, dėkit ant galo. Ne, tos platesnės gale. Matai? Čia yra... Sekundė. Nes jeigu nepamatysiu, pats tai nežinau. 25, 10 ant 12. Tai jos platesnė. O gali į priekį platesnis? O jeigu nori to, ko ne, bet šiaip geriau nedėti. Dabar taip, sėdam čia. Turim pirmiausia, nuo ko pradėm. Turim 2 vietas. Šiaip iš savęs sėdynę ilgą turim. Jau galo nenuimsit. Kitur būna galima įsidėti plastiką, tai šitas jau nebenusiema. Šitas tikrai nenusiem? Kas? Apsaugų. Ne, nu tu gali ją nuimti, bet jinai yra realiai taip pat taip, kam tada ją nuimti? Nėra tikslo, ne? Lygiai taip pat rankom laikytis gale, kad būtų. Ir prašom čia. Ateikit. Standartiškai galima pasirinkti 4 ar 2 varomi. Užfiksuojam. Čia vėl švieselės, ilgos trumpos, starteris, išjungėjas, posūkiai, pipselis, tas avarinis
ir gervės išjungės. Va, rankinis, kaip mes žinom, užsifiksuoja. Bėgių permetimas dešiniai pusiai, kartais būna kairiai, kai kuriuose Normaliai moduliuose. padaryti. Normaliai padaryta. Baką turim čia, kartais būna čia, bet čia yra čia. Ir sukam raktelį, ką matom, žiūrėkit čia, operatorius. Avarinis įjungtas, reikia jį išjungti. Šiaip galėčiau nuplėšti, bet neplėšiu. Nes čia žmogaus yra jau viskas parduota, viskas išėlės. Čia kas dega. Kai užkursim, nebedegs. Laikrodį matom, kilometražą matom, kiek varo ratų, kurą matom, kad taupom. Čia vadinas radio dažnis. Turbūt apsukas, ne? Čia yra, va, matot, kaip gražiai rodo. Ką čia dar? Temperatūrą turim. Jo, šviesas ir bėgius. Viskas. Tiek, kiek turim, tiek jau džiaugiamės, ne? Gazas. Dabar pafilmuokim šviesas. Kaip šviesas dega. Palauk, iš eilės. Čia yra tik tais off. Va čia yra dienos, man atrodo. Dabar yra su trumpom. Ir ilgos. Posūkis. Signalas tai gerinai kaip būsė. Išjungiam viską lauk. Kaip ir sakiau, čia yra EPS. Tai reiškia, jau mes įsiaiškinom, kad tai yra Specialistai vairas, bet mes įsiaiškinom, tu klydai, aš tylėjau, aš sakiau, kad ne taip yra. Tai čia yra vairo stiprintuvas. Šitam modeliui kas yra gerai, kad būna ir paaugliam perka. Ateik, nu kada gali važiuoti su jais? Manau, nuo 12 metų tikrai, jeigu aukštesnė. Jeigu registruosi, gali važiuoti. Jeigu registruosis, tai gali tik tais palaukti. Nuo 14 gal? Taip. Traktorius, Bet esminis dalykas, ką turiu omeny, kad jis yra šiaip iš savęs nelabai tokia bandūra. Ir galima, mano ūgiui 1,89 m, 7,3 m, tai tikrai jis yra patogus, visą jį jauti tokį kaip, nėra jis tau per didelis. Bet čia mano nuomonė. Ką čia dar turim? Čia yra USB, USB-C ir yra dar galite įsijungti navigaciją su tais, jeigu dar senovinis toks. Taip, tai žiūrėkit, čia šitas modelis turi 29 kW ir 44 Nm sukimo momentą. Kiek Nm? Kem 4. Eik, sot, šiaip Ką daug keičia? Daug. Tai Žiūrėk, kiek įdomiai, pagreitėjimas nuo 0 iki 5 metrų per 4,6 sekundę. Kaip Porsche'as. Praktiškai. Čia Ai, tik iki 5, ne iki 100. Tipo prailginta ratų bazė, aš dabar čia pasakoju jums kažką tai. Techninė savybė. Taip. Tu pasako, kad aš gražiai filmuosiu. Gerai. Greito fiksavimo funkcija, integruota mulė sistema, gal ne taip tarės, šiaip sakykime. Manevrings labai ir tarnauti ilgai. Kas čia yra? Čia pasikeisti skysčių. A ne? Tai čia gali tatį daryti pirmą. Balvons konkretus. O. Kas čia? Čia yra kavos, pupelės. Čia vanduo? Antifrizas. Galit, jeigu reikia dasipilti kažką, čia atsidaro kapotas kaip mašinai patogiai. Gale irgi turim tokį bagažiuką. Šiaip būna dažnai čia įdėta, kad jūs taip į galą, o čia sugalvoja gojas. Į priekį išdėti. Čia neturėjo būti metalo. Tai čia daiktadėžė jau, jeigu pasisliu. Tai reiškia, turi tokią mini daiktadėžę, net nepasipirkę daiktadėžės. Tai sakyčiau visai neblogai. Taip. Gale lempos, jau gojas su nauji modeliai yra praktiškai kaip priekis, taip galas. Gali iš galo į priekį įsimesti. Praktiškai galit važiuoti atbulom, atrodys, kai į priekį važiuoja. Labai gražiai. Nepersistengia gamintojas daryti. Apie pavidalį, tai žinai, kaip saka, priekį nupeišę, copy paste, apverčiam, turim. Taip, lygiai taip pat žiūrėkite čia. Amortikai tokie pat, viskas tas pats, tai praktiškai jisai važiuoja, taip galit važinėti. Žinot, matė tokią kinetišką mašiną, kur apsisuk vieną vietą. Tai čia taip pat yra, žinot, gali tą patį padaryti. Kablys, rozeta, čia gali drąsiai tempti praktiškai žmogų, du net. Vilkti. Tai leistina Lietuvoje? Žinau, daktarą paklausau. Čia yra numeriai, čia yra apšvietimas numerių ir praktiškai apie keturatį daugiau jums nieko nereikia žinoti. O galit pasakyti, kiek paskirstims į priekį galą procentaliai yra į bazę ratų? Kaip mokat, dažniausiai mokate už priekį ir už galą, negalit pasiskirstyti. Bet procentaliai vienods? Tai taip. Nepamirškit, kad šitą ir kitus gojas keturačius galite rasti, o kur
ogimankis.lt. Arba Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje visose mūsų parduotuvėse. Ten irgi pilnai rasti.